Prasideda nauja kelionė į Rusiją. Šį kartą iš tikrųjų kiek kitokią vietą, su kemperiu, nebe su lėktuvu. Pasižiūrėsim, kaip bus. Tikslas iš tikrųjų važiuoti į Rusiją. Šiandien yra pirmadienis, dabar yra apie 4 valandą. Jau porą valandų esam už Rokiškio, tuoj pasieksim sieną į Rusiją. Ir tikimės jau rytoj ryte būt Rusijoje, bet neaišku. Nes iš kalbų girdėta buvo, kad ir 3 dienas gali prasidėti nuo muitinės reikėtų. Bet neaišku, kaip bus. Va toks vaizdelis pasitiko mus prie sienos, 13 km fūrų eilė. Kelionė pasibaigė net neprasidėjus. Atvažiavom prie Rezeknės, stovi 28 lengvosios, suskaičiavom. Nuėjom prie pačių pirmų, paklausėm. Stojom maždaug 5 dieną. 28 mašinas, tai įsivaizduokit, 5 dienas jau stoja pati pirma mašina. Tai kada jie ten pravažiuos, neaišku, nežinau, ką darysim, tikriausiai grįšim arba į Lietuvą, kažkaip registruotis internetu, arba važiuosim per Estiją. Bet čia 5 dienas neeilė sėdėti, tai kaip ir jokio noro tikrai neturiu. Degalinė Latvijai, nu tokia. Skurdim palyginus, kai mes čia pripratę Lietuvoje prie visų viadų, kur visą parą dirba 8 skirtingi dešrainiai. Iš tikrųjų pasikeitė visas planas kelionės, važiavom į Rusiją, bet atsidūrėm Baltarusijoje. Baltarusiją važiavom per geras 5 kažkur dabar valandas, tik pravažiavom. Buvom dar ir ant rentgeno, buvom visur, bet gan greitai važiavom per 5 valandas, tai visai normaliai. Važiavom apie 10 kažkur prie sienos, dabar yra beveik 3, nu tai 5-6 valandas, kažkur grubiai taip. Ir dabar jau esam Baltarusijoje. Pirmas rytas Baltarusijoje, o kas dar esam maždaug 100 metrų už muitinės. Pasiėmėm dabar iš muitinės dar fizinį žemėlapį. Pasiėmėm žemėlapį, nes neturim internetą ir neaišku, kur važiuos. Maždaug tai plius minus, tai važiuosim su popieriniu žemėlapiu. Važiavom į pirmą miestelį, apsižiūrėjom parduotuvę ir nusipirkom kortelę internetą. 10 eurų, kažkur 9-10 eurų. Išėjo už beribį internetą 30 dienų. Dabar bent jau internetu turėsim, tai bus galima gyventi. Baltarusiška pirma parduotuvė. Kaina baltarusiškais rubliais dalint maždaug iš 3-3,5, dar tiksliai nežinau, bet kažkas tokio. Tai kola va, pigiau negu euras. Yra jų kola, bėla kola. Po kiek čia bėla kola? Paskaityk irgi 8 centų kažkur 7. 2 litros. 5 eurai 0,7 svajako. Bent kažkokį pažįstamą brendą radau, tai šnapsas panašu gan pigus. Dar vienas dalykas, šiaip galvojau, kad neveiks kortelės lietuviškas, bet pasirodo veikia, viskas veikia. Lietuviškas kortelės puikiai veikia, viską priema. Impulse sporto komplektas maždaug. Kažkas tokia kaip Lemon Gymas, kažkas tokio žodžiu. Įdomu. Toks gal naujausias pastatas visą miestą, kiek teko dabar apsižiūrėti. Pirma Lenino skulptūra. Pirma degalinė, o ten už manęs Baltarusijoje dabar ir kaina malonė akiai. 7-3 centai už dizelio litrą ir 7 centų už benzo litrą. Degalinė kartu su kabaku. Ir man kaip jaunesniam žmogui degaliniai labai keista įėjęs pamatyti šnapsą. Blineliai ir arbata €9 degaliniai. Rusija pasiekta. Teoriškai pabandysim ant muitinės pastovėti, pasižiūrėti, kai ar praleis ar ne. Pra Baltarusių pusę. Pabaigiau filmuoti kažkodėl vietoje, tai dabar filmuoju. Mintis tokia, kad pabandėm pravažiuoti Rusiją pro vidinę sieną, Baltarusijos ir Rusijos, bet neišėjo. Nors kaip ir žinojom, kad ten praleidžia tik tai su rusų ir baltarusų pasais, bet nusprendėm vis tiek pabandyti. Neįleido, tai nusprendėm tęsti savo kelionę toliau po Baltarusiją. Vidury miško namukai 2. Pirmajam namukė yra šaltinio baseinas, kaip suprantu. Galima maudytis, tik žiauriai šalta. Antrajam tvarkingai žmonės pilas vandenį iš šulinio. Viduje Jėzaus, čia Jėzaus gal paveikslas dar ar kažkas, ar Marijos čia. Nežinau. 1 kapeika, parduotuvė atrodo tai didelė, kaimas tai maždaug kaip pandėlys dydžio. Pardavinėjas įdra iškart maišė, kad galėtum gal viešoje vietą gerti, nežinau. Pienas va po €0,5, realiai labai patogu skaičiuoti pas baltarusius. Tiesiog žiūrint kaip į litus, nes lygiai realiai taip pat. Nusprendžiau užsikraustyti iš kemperio dienai. Toks viešbutukas, kambarys 9 eurai. 9 eurų iš kambarį labai sekundę, toje pasižiūrėsim, kaip jis realiai atrodo. Taip atrodo pagrindiniai koridoriai. Visur klasiškai kilimas ant žemės. Tik įėjus į kambarį, iškart pasitinka kilimai, bučiutės staltiesės ir senas sovietinis kvapas. Ir aišku televizorius. Pro langą vaizdas į savivaldybę, fontaną ir 3 miesto gyventojus. Vėl nauja diena Baltarusijai, palikau savo 9 eurų viešbutį ir einu iki kemperio, važiuosim iki Polocko tikriausiai. Polocko, kažkaip taip jis tam vadinas. Atvažiavom pasikeisti kemperį depalų, tai pažiūrėsim kaip čia atrodo. Įėjus iš karto atrodo
Kaip į sovietmetį grįžus, tokie koridoriukai iki pat garažo eina. Pats garažas pasirodo čia valstybinio sektoriaus, kaip suprantu. Tai atrodo tikrai nemažas. Kemperių tepalus pakeitėm, dėja kitam servise, nes tas neparėjo kemperis, per žemi buvo vartai. Tai sumokėjom 7,50 už darbą, kadangi tepalus ir filtrą savo turėjau. Parodysiu, kaip atrodo vietinis molas. Maždaug Akropolis, tik Baltarusijoje. Tik įėjus iškart maždaug toks skaiparkas. Pasimato tik kaip suprantu labiau vaikam. Tipo vietinis batutų parkas. Yra net ir Burger Kingas, kaip suprantu, nepalikęs Rusijos rinkos. Iš esmės principas tas pats. Didelė parduotuvė kaip Maxima ir aplinkui vien mažiškios parduotuvėlės visokio šūdo. Čia maždaug prasideda jau vietinės Zaros, H&M'as ir kas ten dar yra, net nežinau, New Yorkeris gal. Visos trys vienoje vietoje. Ten, kaip suprantu, pagrindinė ta vaikikė tokia kaip H&M'as. O apie šitą parduotuvę galite rasti pilną video mano TikTok'e. Ir šiaip daugiau visokių užkulisių galite rasti Instagram'e ir TikTok'e. Atvarėm pasižiūrėti Lados automobilių saloną. Naują mašiną Lada už 10 štukų $. Tai kaip nauja, skamba visai juokingai. Šitas visas trys jau kiek brangesnės, po 15-14 tūkstančių $, bet neaišku, kuo čia labai jos skiriasi. Po Lada salono nusprendžiau pabandyti tradicinį baltarusų restoraną. Restorano įimas toks prabangus, tikrai aukštos lubos, krūtas. Įsirinkam tokį panašų vietinį, parekomendavo tokį neprastą. Restorane esam vieninteliai žmonės, o taip atrodo, didelis, gražus, be žmonių nei vieno. Sriuba 4 €, prabangiai jau tokia ir gera 1,5 €. Atnešė pagrindinį patiekalą, tipo bulviniai blynai, dranikė vadinasi. Tikrovė, iš tikrųjų kamerą vakar bevalgant, sumokėjau 10 € už gyrą, bulvinius blynus ir ten sriubą. Tai ganėtinai daug Baltarusijos kainom, bet čia buvo žiauriai skanu, senai taip skaniai nevalgiau, afigenai skanu. Atvažiavom į nakvynės vietą ir rytoj ryte reikės persikelt su tokio kaip ir mini keltu per upę. Baltarusijos kelionė ir pasibaigė, prabuvau visas 3 dienas, nieko labai gudro nenuveikiau ar nepamatėm iš esmės. Dėl pačios Baltarusijos susilaukiau iš Reelsų, TikTokų ir viską labai daug žinučių iš tikrųjų, kaip papulti Baltarusiją, kaip ten kas, tai iš tikrųjų šiai dienai labai paprasta. Nereikia nei vizos, nieko, sėdat ir važiuojat, tik vienas niuansas, jeigu automobilis ne jūsų, tai reikės įgaliojimo iš įmonės rusų kalboje. Vienintelis dalykas, o visa kita realiai nei vizos nieko nereikia, turit pasą, sėdat ir važiuojat. Per kur važiuot? Čia yra kitas klausimas, galit važiuoti prie Vilniaus, yra tas punktas, bet aš prie tai nevažiavau. Vienas dalykas, man tai yra gerokai toliau, esu gyvenantis Šiaurės Lietuvoje, tai man daug lengviau važiuoti per Latviją. Aš siūlyčiau važiuoti per Daugpilį, ten yra mažiausiai eilė, kiek girdėt teko ir mum artimiausia, nes prie Vilniaus gali tekti pasėdėti 10-12 valandų, nežinau, priklauso nuo situacijos, o Latvijoje mes prabuvom į priekį, buvom 5 valandas, atgal 2. Bet priklauso aišku nuo srauto, penktadienį, savaitgalis, kaip užtaikysit. Bet į Baltarusiją kol kas galima važiuoti tikrai be jokių problemų. Kainos pačias matėt, juokingos, tik kas netingia ant muitinės pasidėti, tai drąsiai gali važiuoti.